Dariau, papasakok, tai buvo tavo pirmas sezonas regionų krepšinio lygos prezidento pareigose, kaip įvertini? Aš manau, šitas renginys parodo ir aktyvus komandų dalyvavimas, rėmėjų dalyvavimas parodo, kad mes padarėm gerą darbą. Aš savo kėliausi tikslu sutvarkyti lygos komunikaciją ir patį lygos įvaizdį ir pristatymą. Aš galvoju, kad nuo pirmo renginio, kurį mes turėjom vasarą pristatydami lygą ir apdovanodami 10-mečio lygos žaidėją Joną Valančiūną, mes padarėm tokį pirmą žingsnį, gerą, viešą. Jis davė rezultatus. Antras didelis žingsnis buvo žvaigždžių diena Anykščiuose, kai turėjom tikrai pilną salę, kai turėjom žiniasklaidos dėmesį, kai turėjom žinomų žmonių ir gerą šventę. Ir trečias žingsnis, kuris, manau, buvo tas pats didžiausias ir pats ilgiausias, jeigu taip matuojant, tai yra bendradarbiavimas su Delfi portalu. Delfi parodė 16 rungtynių. Tos rungtynės buvo žiūrimos. Delfis nori ir toliau bendradarbiauti. Tai reiškia, kad ir mes esam patrauklus kaip komunikacijos kanalas, kaip komunikacijos partneris. Tai šitie 3 žingsniai, manau, sustiprino lygos įvaizdį. Ir galutinis rezultatas, jau tas įvertinimas šiandien, kai turim komandas visas dalyvaujančią šventėje, kai turim gražius apdovanojimus, kai turim žiniasklaidos dėmesį, rodo, kad mes esam teisingam keliui. Kokius matai tolimesnius žingsnius tobulėjimo prasme? Dabar reikia atšvęsti gerą sezoną pirmiausia, tada ramiai susėsti, įvertinti klaidas, pasiplanuoti kitų metų biudžetą, pasižiūrėti ir pasirašyti geras sutartis su rėmėjais, pagalvoti, kuo mes galim padėti klubam dar daugiau negu tik tai stiprių lygos įvaizdžio, gera organizacija, sklandžių darbų, bet kuo galim dar daugiau padėti. Ir šiandien aš ne vieną pokalbį su komandom jau turėjau, kviečiasi atvažiuoti, pasišnekėti su merais, pasišnekėti su rėmėjais. Reiškia, lyga turi tam tikrą svorį, statusą, kuris padeda mūsų klubam prisitraukti rėmėjų, prisitraukti pinigų, kad galėtų turėti geresnius žaidėjus, kad galėtų juos daugiau investuoti ir didinti lygos profesionalumą. Kalbant apie Lietuvos Ryto klubą, šiame sezone debiutavo dublerių komanda, ar projektas pasiteisinęs? Aš kalbėčiau bendrai apie mūsų santykį su Lietuvos krepšinio lyga, nes pirmas sezonas, ir tai irgi buvo išskirtinumas tam tikras, turėjom abejonių, ar leisti jaunesniem nei 21 metų žaidėjams turėti dvigubą licenciją, tai yra žaisti tiek LKL, tiek regionų krepšinio lygoj. Aš buvau už ir manau, kad dabar netgi tie, kurie bijojo, irgi yra už. Mes turim dublerių komandas Lietuvos krepšinio lygos čia pas mus RKL. Ir Alytaus komanda, ir Kėdainių komanda, ir Šiaulių komanda, ir Vilniaus Lietuvos Ryto komanda. Yra tos komandos, kurios siekia ugdyti savo žaidėjus, ne tik tai pirkti pasiekusius tam tikrą lygį, bet ugdyti ir auginti. Tai aš galiu pasakyti konkrečių Lietuvos Ryto klubo pavyzdžių, kad net 6 žaidėjai iš regionų krepšinio lygos sezoną baigė nacionalinį krepšinio lygui. Jau reiškia perėjo į antrą laiptelį. O 2, kurie turėjo regionų lygos licencijas, jau turi sutartį su pagrindinė Ryto komanda. Tai manau, kad šito Vilniaus pavyzdžių turėtų eiti ir kitos komandos Lietuvos krepšinio lygoje.